Okay, let's go. Laura, aš noriu paklausti tavęs, kaip tu manai, ką reikėtų patarti žmonėms, kurie nesusidoroja su stresu? Nes pas mane daug yra klientų, kurie buvę įmonių vadovai, bankrutuojantis asmenys, jie yra tiek apimti streso, kad jie patys sako, aš negaliu miegoti, negaliu nieko dirbti, ką reikėtų daryti. Jo, labai girdžiu, iš tikrųjų pas mane ateina klientai, kurie ypatingai paveikti yra streso, nesugeba tinkamai funkcionuoti. Ir ką pirmiausia darom, tai bandom aplamai įsisąmoninti, kas to žmogaus gyvenime vyksta, kas yra konkrečios tos priežastys keliančios šitokį didelį stresą, nes jau vien iškalbėjimas apie tai, kalbėjimas iki smulkmenų, labai palengva įsisąmoninant, kas kelia didžiulį stresą, labiausiai jau tas veikia. Nes žmogus nusiramina, jisai išgirsta garsiai, net save išgirsta. Tai tas kalbėjimas su kitu žmogum, kur terapeutas tai tik tai visas dėmesys yra į klientą ir kuris perklausia, pasitikslina, nuoširdžiai rūpinasi klientu, tai tas išsikalbėjimas jau iš karto veikia raminančiai. Bet išsikalbėti galėtų ir su šeimos nariais, su draugais irgi labai padėtų toks pokalbis. Teisingai. Patinka žmonėm kalbėtis ir su artimaisiais, bet yra didžiulis skirtumas, kaip tavęs klauso būtent profesionalas, žmogus profesionalas, nes kuo skiriasi pokalbis su drauge ir su psichoterapeutu, kad dažniausiai tai yra einama daug giliau, nesistengiant kažkaip sumenkinti ar pasakyti, kad viskas praeis, visada terapeutas kvies pažvelgti giliau ir pačią problemą spręsti iš esmės nevengiant ir nebėgant nuo problemos sprendimo. Taip pat čia yra skirtumai, ką aš dažniausiai matau. Tai visų pirma, kaip supratau, labai svarbu yra išsikalbėti ir geriausia būtų išsikalbėti su profesionaliu specialistu, kuris sugebės išklausyti žmogų. O ką dar galėtum patarti? Ką tyrimai sako? Ką tyrimai sako, kad iš tikrųjų tose krizinėse situacijose, kaip žmogus susiduria su jau jam tarsi nepajėgiom natūraliai išspręsti problemom, dalis žmonių tikrai remiasi medikamentais. Ką sako čia tyrimai? Kad žmogui gali padėti iki 30% medikamentinis gydymas. Jeigu šalia medikamentinio gydymo jungiama psichoterapija, geresnis būvis pasiekia jau 60%. Ir kas man čia labai labai patinka, kad mes galim pasiekti savo gerą būseną, iki 90% sėkmės lemia fizinis aktyvumas. Reiškia, sveika gyvensena, fizinis aktyvumas. Jisai labai stipriai užkuria natūralų žmogaus gebėjimą adaptuotis, išbūti krizinėse situacijose, išbūti su tuo, kas labai sekina ir iš vidaus degina žmogų. Tai jeigu čia konkrečiai kalbant, streso hormonas kortizolis, mes kaip visi labai gerai žinom. Tai niekas kitas taip puikiai nesitvarko, kaip būtent fizinis aktyvumas. Tai jeigu žmogus neturi galimybės nueiti į sporto salę, tai galbūt pakaktų jam ir pasivaikščioti. Daug vaikščioti, judėti. Kartais žmonės, ką aš pastebiu, kad kaip tik stengiasi, jeigu labai didžiulis stresas ar ne, kaip tik labai save alinti, sekinti labai intensyviom treniruotėm, bet čia irgi turim labai atsargiai tai žiūrėti, nes kūnui tai yra stresas, didžiulis stresas. Tai jeigu iš tikrųjų patirat jau tokia labai savo nepalankę būseną, labai aukštą ar ne streso lygį patirat, aš sakyčiau, netgi kenksminga yra labai save stipriai alinti fiziniam treniruotėm. Kaip tik tokiu atveju labai tiks pilateso pratimai, pasivaikščiojimas, ypatingai gamtoje, nesvarbu koksai oras, ar ne, nes aplamai mes esam žmonės, kurie aplamai sukurti būti gamtoje, ne kažkokia dėžutėje, ar ne. Ir joga, geriausia pratimai iš tikrųjų. Kad per daug savęs nealinti,
pasivaikščioti lengvai, bet Taip. judėti, Judėti. nesėdėti. Aplamai turi būti dinamika, nes Taip. matot, kas vyksta, kaip yra žmogui stresinė situacija, jinai tarsi mus užgniaužia, tarsi surakina, mums sunku tarsi judėti. Ir va tik toks natūralus, bent kažkiek, kad ir trumpas pasivaikščiojimas, mums atneša, kad tai dinamika vyksta, kažkas keičiasi, vaizdas keičiasi, mūsų smegenys lengviau adaptuojasi ir išeina iš to tokio sąstingio, kuris labai destruktyviai mus veikia. Na ir trečias dalykas, kaip reikėtų padėti savo, aš esu pati pastebėjusi, kad žmonės labai yra linkę sureikšminti tą tokią savo problemas, jie galvoja, kad čia yra jiems kas nutiko, baisiau niekam nėra nutikę, Kad tik jiems taip nutinka, kad tik jie yra didžiausi nevykėliai, tačiau patikėkit, nutiko daug blogiau ir daugeliu žmonių ir tas perspektyvos pakeitimas, tiesiog platesnių tokių ribų apsibrėžimas, kaip, sakykime, bendrai kokia šalyje situacija, kokia pasaulyje situacija, kokie vyksta karai, kokie baisus dalykai, kad palyginus tie finansiniai kažkokie sunkumai tarsi tampa visiškai nereikšmingais, tokiais praeinančiais dalykais ir nereikia į tai labai netgi susikoncentruoti. Žmogus labai linkęs visada žiūrėti, kad jo problemos yra pačios sunkiausios ir pačios sudėtingiausios ir blogiausios. Bet jeigu taip iš toli pažvelgiant, tai jos yra tikrai labai bendražmogiškos. Tos nelaimės, bankrotai, skyrybos, ligos, neištikimybė, darbo netekimas, pareigų netekimas, ar ne? Realiai, tai yra natūrali šiaip, kaip pažiūrėjus, gyvenimo tendencija. Visada kažkas nutinka. Tik tai, kad mes labai individualiai, labai subjektyviai tą jaučiame. Tai čia jau yra skirtingas būdas, kaip mes tvarkome su tuo. Bet netgi aš savo klientams visada raginu, netgi pačioj toj blogiausioj savo gyvenimo situacijai pažiūrėti, o kokia čia yra to fiks idėja. To pasitelkti sąmoningumą ir tą pasižiūrėti iš toliau, o dėl ko aš papuoliau į šitą situaciją. Taip, ir ką ta situacija žmogų mokina. Taip, ir galbūt, jeigu tu išgyveni tą situaciją be kažkokių didelių neigiamų emocijų, atsiveria visiškai naujas gyvenimo etapas, nauja kokybė atsiranda, sąmoningumas ir tu praėjęs pro tą tokio sudėtingą laikotarpį, tu jau visai nebesi toks, koks buvai ir tu įgauni patirtį ir visą laiką. Ta bėda stipresnė. Ir gali daryti ir geresnį verslą, ir kurti santykiai geresnį. Ir iš tiesų, galbūt reikėtų visą laiką prisiminti tą seną tokią patarlę, kad nėra to blogo, kas neišeitų gero. Taip. Tai linkim visiems dėl nieko nestresuoti, o pagalvoti, kas tame gali būti gero ir kokią pamoką jums siunčia gyvenimas. O jeigu stresuojam, kalbėti apie tai, išgirsti save ir iš to pasiimti, ką galima tuo momentu pasiimti ir pritaikyti savo gyvenime.